Sveiki visi, štai mano 8 pamoka, kurioje rodysiu, kaip pasidaryti 3D vaistinėlę. Taip, pirmiausia, einame į spiritės, susikuriame naują spiritę, pasidarome edit spiritę, new spiritę, 8 ant 8, nusispalviname norimą spalvą, center, spaudžiame OK, toliau einame backgrounds, susikuriame naują backgroundą, pasivadinimą vaistinėlę, dydis gali būti arba 511 arba 128 128. Taip, aš va, tipo kryžius, tipo vaistinėlė, čia galite pasirašinti vaistinėlę tipo, jo, ką norite pasidarote vaistinėlės backgroundą. Toliau einate į objekt, susikuriate naują objektą, susikuriate drav, įdedate kodą. Čia yra vėl tas pats kodas kaip ir visą laiką, tiesiog bloko tas, jo dydis yra 3, 3, 3 ir 3, aukštis 5, backgroundo, kurį pasidarėte, užsidedate pavadinimą, toliau spaudžiate add event, collision, player, įdedate naują kodą ir tiesiog rašote global.hp plus lygų 10, čia yra paėmus vaistinėlę, kaip playeris paėmus vaistinėlę, kiek gyvybių jam pridėti, ten 100, 1000, milijoną, kokį esate pasidarę prieš tai skaičių, kokį norit galite rašyti. Taip, spaudžiate OK, toliau einate į mine1, įdėte destroy bei objekt, kai palies ir pridės 10 gyvybių, objektas įsitrins. Spaudžiame OK, einame į HUD, susikuriame step, įdedate naują kodą ir parašote jei global HP yra daugiau arba lygų 100, tai yra stulpelį yra daugiau gyvybių negu 100, kai paėmėte vaistinėlę, vis tiek būna 100. Vis tiek gyvybių būna 100. Taip. Manau tiek. Jo. Taip. Aš paliksiu tos kodus description'e. Toliau einate į rooms. Padedate vaistinėlių kiek norite. Toliau padedate iš naujo HUD. Ir paleidžiame žaidimą. Štai matote yra vaistinėlės. Tai dabar tikrinti. Pavyzdžiui, nuima gyvybę, ne? Ir paima vaistinėlę. Pridėjo gyvybę, atėmė to. Toliau. Pavyzdžiui, jeigu pas mane yra pilnas gyvybių, matot, pilnas gyvybių, ir aš paimu tą ir nueinu, kad atimtų gyvybių, man atema vėl iš karto. Dabar neišės parodyti, jeigu aš paimu daug tokių, vis tiek man greitai atima gyvybių. Tiesiog, kad nepasidaro daugiau negu 100 ar ten jūsų kiekis. Tai va tiek šią pamoką, laukit kitos pamokos. Prenumeruokit, subscribinkit, laikinkit ir taip toliau, manau, viso.